su jumis tiem, kas tiki. Taigi, įsimečiau kortas ir matau, kad yra tokia situacija. Arba buvo čia kažkoks vyrukas buvo nelabai patenkintas, gali būti, kad santuokoje. Ir jisai tikėjosi būti svarbesnis negu buvo. Jį liūdino tai, kas vyko. Jūs ilsėjote savo namuose, galbūt tai buvo tiesiog ramus laikas, bet jūs nusprendėte tiesiog, kad tai ne jūsų žmogus ir išsiskyrėt, palikot namus galbūt. Ir tada jisai pradėjo jūsų ilgėtis. Tada jisai suprato jūsų vertę. Iš tikrųjų suprato, kas jūs esat. Ir gali būti, kad blogai jautėtės, kai buvot tiesiog su juo. Visą šitą laiką jisai tikėjosi gauti daugiau pelno, galbūt iš viso to reikalo, nes jisai ruošėsi tam. Jisai visą laiką ruošėsi, kad gaus kažkokios naudos ir panašiai, bet tai neįvyko. Sugriuvo jūsų santykiai ir išėjot galbūt ieškoti naujų pradžių. Dabar pažiūrėkime, kaip jums sekasi. Su šituo. Žiūrėkime, kaip jums sekasi. Jūs ilgitės jo dar, galvojat, kad arba jisai jūsų ilgisi ir pyksta. Jis laukia, kol jūs parašysit, o jūs stovit vietoje ir niekur nerašot. Nes suprantat, kad buvo apgavystė ir tik tai norėjo naudos. Buvot iliuzijose. Pas jūs ateina žmogus arba buvo atėjęs. Ką šitas žmogus jums suteikia? Džiaugsmą kažkokį? Kažkoks džiaugsmas, galbūt tai yra pažįstamas žmogus. Kuriuo arba kažkada pasitikėjot, arba viskas pasibaigė buvo. Tai žmogus, kuris norėtų su jumis džiaugsmo, bet yra kliūčių su juo, nes kažkas yra pasibaigę. Galbūt jisai nežinojo, kaip su jumis bendrauti ar kaip neįžeisti jūs. Nes visą tai
ką jisai rodė, tai yra tik tai, kaip pasakyti, ką jūs mato, tai yra tik tai priedanga kitiems. Kad visi galvotų, kaip viskas gerai yra, o iš tikrųjų tai jisai nori santuokos galbūt. Bet tai slepia labai. Yra kažkokie namai. Galbūt tėvų namai. Vėžys, jautis. Galbūt saugumą norėtų jums suteikti. Nežinau. Gali būti amžiaus 32 ir 33. Gal jūsų susitikimai arba pokalbiai yra apie darbą. Jūsų labai darbas gali būti, kad malonus toks. Gali būti, kad vyras norėtų susitikti, pakalbėti, gal kažkokios pagalbos prašytų. Bet yra kažkas įvykę su juo, kad kažkokie teisminiai reikalai, kuriuos jūs laimėjot. Galbūt liūto ženklų, bet geri įvykiai, ta prasme, kad jūs laimėjot, tai viskas gerai. Tai jiems nekliudo, nei antram, nei vienam, nei kitam. Jis norėtų susitikti, sugrįžti kažkaip, kur jisai norėtų sužinoti, galbūt kur jūs keliausit, kokie jūsų planai. Ko jis čia taip? Ko jisai čia taip? Dėl vaiko galbūt jisai domisi, nes arba nori matytis galbūt su vaiku. Jisai kažko tikisi dėl to vaiko. Galvoja, kad reikia saugoti vaiką. Arba kažkas slepia nuo vaikų. Kodėl jis čia taip elgiasi? Kodėl? Jisai vaidina, kad jisai viskas čia ir gerai su juo. Kad jisai viską gali, kad kiti manytų, kad jisai va toks geras žmogus, o jūs liūdna moteris, kad jūs tiesiog galbūt mėgstantis daug kalbėti žmogus. O jūs tiesiog, kad į pašonę eintumėt, nes arba ilgą laiką liūdėjo, dar krenta ilgą laiką. Labai ilgą laiką. Buvot ištekėjusi su praeities to vyruku. Ir vaikai, tikrai turit vaikų. Galbūt esat pasiturinti, turit namus. Kažkoks draugas yra šalia. Bet savo jausmus jis neatskleidžia. Jisai galbūt nuobodžiauja, kalbasi su kažkuo. Jisai nelaiko jūs tokiu žmogumi. Ar jisai laiko jūs pilnaverčiu žmogumi? Kas jūs jam esat?
jisai kaip kalėdų eglutė. Ne, jisai laiko jūs kaip dovaną kitiem pasižiūrėti. Matot, daug akių, dovanėlis, katinas. Kad jisai slepia netgi galbūt, kad su jumis bendrauja. Taip, nes jūs labai gera nuoširdi moteris ir tikrai su gerais ketinimais ir visi kaip toks kaip vagis. Tik tai dėl turto, dėl pinigų, dėl dar kažko. Ir norėtų dirbti kartu galbūt. Vaidina, kad yra labai geras, nori jūs prisijaukinti, bet jam nepavyksta. Niekaip nepavyksta ir jisai gali būti, kad liūdi, nepavyksta jam. Gerai, pažiūrėkim, kas čia toliau per situaciją. Ko čia jam nepavyksta. Pažiūrėkim, kas čia, ko čia nori. Kažkokie greiti įvykiai, dėl ko? Dėl paslapčių kažkaip, dėl meilės paslapčių. Galbūt jisai prisipažins, kad arba galbūt jisai norės nebekovoti su savo paslaptimis. Norės tiesiai šviesiai pasakyti visiems, kad jūs esate kartu su juo. Arba jums pareikšti, kad norėtų, ar čia norėtų. Taip, jisai norėtų labai gerai gyventi. Jisai norėtų ne tiek, kad jums čia kažką, bet kažką iš jūsų greitai. Jeigu kažkiek greitai, per greitį, tai čia nieko neišeis. Ar jam pavyks kažką čia gauti iš jūsų? Kas čia pavyks? Labai skūpas žmogus. Ar jam pavyks? Ne, jam nepavyks. Jam nepavyks, nes jisai yra per daug galbūt skubantis žmogus. Jisai turi priklausomybę kažkokių dėl kelionių. Galbūt pas ką jis ten važiuoja, pas ką jis keliauja. Kortos sako, teisinga bijoti praeities. Teisingai bijoti praeities. Kodėl tu čia bijai tos praeities? Kažką tenai palikęs yra.
Tai jeigu tai čia į kitą situaciją, tai čia dėl vaiko jisai? Dėl ko? Dėl kelionės kažkokios. Kur jis čia keliauja, paskui? Dėl ko čia viskas taip yra? Arba praeitį. Nu jo, dėl vaikų kažkokių. Dėl vaikų. Kad jisai vat nusisuko galbūt, laikėsi savo, skaudino. Ir jam pačiam skaudėjo. Negalėjo visko ištaisyti, bet jam vat davė kažkokį šansą. Kažkas sako, eik, sakyk, šnekėk, nekentiek, atverk širdį ir viskas tau galbūt išeis, keliauk. Tu patyrei nusivylimą, bet keliauk, žodžiu. Bet pats širdis sudaužyta. Nu ir dėl ko tu čia dabar keliauji? Dėl vaikų tokių. Kažkokia moteris galbūt jį atstūmė. Na, graži moteris dar yra kita. Galbūt resursingesnė, o kita atstūmė. O jisai nori jau poilsio. Jam jau reikia pailsėti. Jisai galbūt metuose žmogus yra. Ir jiems galbūt 25-30 virš. Pakabinta situacija. Kažkokia moteris jam nenori leisti sukurti šeimą. Bet jisai vis tiek jaučiasi laimėtojų, kad jisai nors yra skurde. Galbūt neužtenka viskam pinigų, bet jisai nori šeimos. Tai labai sunki našta jam. Ir galbūt tai viską griauna iš pamatų jam. Galbūt reikia pakeisti kai kuriuos dalykus. Galbūt reikia duoti daugiau arba duoti dar, pavyzdžiui, papildomai pinigų, tarkim, arba kažkokių resursų reikia duoti papildomai dar ir vaikui, ir dar. Bet jisai priima tą galimybę. Nors ir kaip sunku. Ir jisai suprato savo klaidas. Ar jisai suprato savo klaidas ir ką turi daryti? Jisai renkasi. Galbūt turėjo kažkokių pasirinkimų. Ir jam pabodo rinktis. Jam tapo tai per sunku. Pasibaigė jo rinkimais. Jisai mato, kad daug ką skaudino. Daug įskaudino žmonių per tus pasirinkimus. Ir labai ant savęs gali pykti žmogus, nes turėjo svajonę. Kokia ta svajonė buvo? Apie ką čia? Sėkmingas darbas, šansas, bet jam
Jam viskas atsisuko atgal. Kiek jisai... Ką jisai davė? Ką jisai davė? Na, jisai labai daug savo kalbomis galbūt sukėlė kivirčų ir viskas parėjo atgal. O tai kodėl? Per darbą jam, per finansus skirta ir jisai mato, kad negali panešti. Nes kažkada nepriėmė duoto šanso ir jausmų galbūt. Ir kažkas jam sakė ar sako, bet jisai nuo to nori pabėgti. Jisai nuo to nori nueiti ir aš viską pats geriau žinau. Nes yra žmogus, kuris turi tai, ko jam reikia. Ir jisai nori vaidinti, kad jisai turi tai, ko jai reikia. Nors yra. Kas jisai yra? Jinai turi tai, ko jai reikia. Kodėl jinai čia keičia pavidalus? Ar jinai keičiasi? Gali būti, kad jisai paprastas darbininkas, o jinai... Jisai dirba jai. Jinai galbūt, jinai turėjo vyrą, jisai netgi negali pretenduoti į vyrus. Bent galbūt taip mano ir tai jį piktina. Piktina, piktas. Nemoka surasti balansą. Su kažkuo tarėsi, kaip čia, kas čia, arba gyrėsi, bando išlaikyti viską savo rankose, bet čia jisai negali pakeisti situacijos, nes viskas tiesiog slysta iš rankų galbūt. Per daug stiprus žmogus, kad jam galėtų kažką duoti. Ir atsiskiria todėl. Nežinau, kieno čia skaitimas ir kam čia rezonuos, bet įdomu. Krenta dvyniai, jautis, mergelė. O, mažiaragis, liūtas. Gerai patarimas. Galbūt kišote pinigus kažkam, ko tam visiškai nereikia ir esat nusivylęs tuo, nes jums kažkas sakė, kad tai bus gerai, kad jūs su tuo laimėsite, bet
Sakykite tiesą ir laikykitės tiesiog laikykitės to pusiausvyros. Su jumis angelai, bet jūs to nenorit matyti ir girdėti. Pasiklydęs žmogus esate, nes labai daug kovojot. Galbūt tai labai sekina jūs. Ir jūs dėl to ir išvykstat. Kas kartą išvykstat, ieškot kažko naujo. Bet jūs labai pasiklydęs žmogus. Nematot, kur yra tiesa, kur yra blogai. Jūs tiesiog einat, melžiat pinigus ir panašiai. Nenoriu taip kalbėti, bet taip yra. Su jumis buvo Tiem, kas tiki.